Lapkričio 23, turbūt nustebusių, kad sninga yra daug, bet tom stebėtis nereikėtų. Bet aš noriu šitos auditorijos, dėja online nematysim, bet čia esančios paklausti, kiek iš jūsų praeityje, kai išeidavo koks nors reitingas, koks nors tarptautinis indeksas, su baime žiūrėdavot, o po to, kai pamatydavot, kokia Lietuvos vieta, nusivildavot? Pakelkite rankas, kam taip atsitikdavo. Aš biškai laukiu, nes galvoju, turėtų daugiau rankų kilti. Buvo laikas, kai mes tikrai pakankamai blogai atrodėme. Bet šiandieną, tas 10 minučių, kurias turiu, pabandysiu sutilpti, aš norėčiau pasakyti, o šiandieną jau yra visai kitaip. Šiandieną mes turime žymiai geresnę situaciją. Ar mes pagerėjom, ar mes išmokom geriau save pristatyti, per šiandien išsiaiškinsim. Tačiau, pradėkime. Jungtinių tautų 22 metais e-valdžios paskelbtas indeksas. Lietuva 24 iš 193 šalių. Vienas sudėtingiausių indeksų, apimantis labai daug aspektų, juos nesigilinsiu dėl laiko stokos. Tačiau prieš 20 metų pradėjome 43 vietoj ir labai daug metų boksavom. Bet pasispyrėm į priekį. Bendras mūsų vertinimas tame indekse yra 0,874, teorinis maksimumas vienetas, bet pažiūrėkit, kaip atrodo kiti regionai. Mes atrodome bendram visam kontekste visai neblogai. Esame aukščiau už bet kokį kitą vidurkį. Europa, beje, yra atrodanti geriausiai. Įdomumo dėlei atkreipkite dėmesį į kitus kontinentus esančius šiek tiek žemiau ekvatoriaus. Tai tiek Afrika, Okeanija, Azija, Amerikos, jos yra pakankamai žemai. Tai bus svarbu, manau, vėlesniu etapu, vėlesniame etape taip pat mūsų diskusijoje. Pasaulio banko visai neseniai pradėtas skaičiuoti naujas indeksas, tai yra GovTech brandos indeksas. GovTech kalba eina ne tik apie technologijas, bet apie visą ekosistemą, tai yra apie jos vartotojus ir apie valstybės institucijų pasirengimą ir apie skaidrumą ir taip toliau. Esame 8. Tai tikrai neblogas rezultatas, nes kai buvo pradėtas šitas indeksas skaičiuoti 20 metais, tai buvome, jeigu neklystu, 39. Taigi, spėriai einame į priekį. Europos komisijos 23 metais e-valdžios pažangos rodiklis esame 7 iš 35 valstybių. Čia ne tik ES, čia yra platesnis valstybių ratas. Tai vėlgi, sakyčiau, reikia pasidžiaugti tokiu rezultatu, nes anksčiau, prieš metus mes buvome 8, bet dar anksčiau buvome dar labiau atsilikę. Šiek tiek liūdinantis indeksas yra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Jisai yra pakankamai kompleksiškai skaičiuojamas ir didelė dalis šito indekso lemia junglumas, tai yra telekomunikacijos. Ir čia, kaip žinia, Lietuva buvo viena iš paskutiniųjų įsidiegusi 5G, bet tam buvo priežasčių. Ne nuo mūsų priklausančių. Rusijos Kaliningrado sritis mus smarkiai laikė, žinau, RRT turėjo sunkumų išdalinti tas visas dažnių licenzijas, bet šiandien ir tai mes turime, jeigu išėmus telekomunikacijų indekso skaičiavimą, mes būtumėm ir šitam indekse žymiai anksčiau. Na ir esame 13 Europos atvirųjų duomenų tyrime, kas galbūt nėra ypatingai ta vieta, kurią turėtumėm džiaugtis. Esame aplenkę skandinavus, esame aplenkę vokiečius, esame aplenkę austrus, bet šitoj vietoj turbūt yra kas veikti, bet žinau, kad daug kas ir vyksta. Taigi, bendrai paėmus, pažiūrėjus, labai liūdėti nėra dėl ko. Esame pakankamai aukštai visuose indeksuose ir, pažiūrėkim, kas mus įgalino. Tai kas buvo pastebėta tuose tyrimuose, kaip pagrindiniai dalykai leidė mums pasistumėti smarkiai į viršų. Visų pirma, virš 90% visų paslaugų jau yra skaitmenizuota ir prieinamos internetu. Virš 80% aktyvių piliečių 18-74 metų yra naudojasi e-paslaugomis.
GovTech Labas – puikiai veikianti programa, kuri įgalina eksperimentavimą, kuri pagaliau įgalina verslui ir valdžios institucijom tikrąją tą žodžio prasme bendradarbiauti, o ne būti pardavėjų ir pirkėjų, kuris nuolatos pykstasi, derasi ir stumdosi. Tai priemonė įgalinusi bendradarbiavimą. Gyvenimo įvykiais pagrįstos iniciatyvos ir paslaugos. Viena iš tų paslaugų, kurie iš tikrųjų labai džiaugiuosi, tai buvo valstybinės mokesčių inspekcijos deklaravimas. Tie dauguma čia esančių tikrai jau seniai deklaruoja pajamas, anksčiau tai trukdavo bent porą dienų, padarai klaidų, gauni pataisimus, vėl taisai, vėl eksperimentuoji, pakol galų gale kažkaip prastumi tą deklaraciją. Šiandien, pripažinkit, daugumai tai užtrunka kokias 3 minutės. Puikiai paslauga, didžiulis žingsnis į priekį. Skaitmeninių paslaugų portalas su skaitmeniniu pasirašymu. Virš 650 paslaugų šiandieną yra prieinama per tą portalą ir turbūt retas pilietis nerastų būdo prie to portalo prisijungti, nes šiuo atveju išsiskiriame galimybėmis, kurios yra suteikiamos tiek jungtis tiek per banką, tiek su kortelė, tiek su tarptautiniais sertifikatais ir taip toliau. Ir tai yra pastebėta kaip iš tų labiausiai mus pastumėjusių elementų į priekį. Na ir kitos sistemos, kaip pavyzdžiui elektroniniai medicininiai dokumentai, e-receptas, daug kas peikia, daug kas pyksta, medikai nepatenkinti, bet jūs kaip vartotojas šiandieną jau po poros metų vartojimą puikiai matote, visa jūsų sveikatos istorija yra. Grįžkime prie Edge indekso. Pasaulis labai aiškiai pasiskirstęs. Ta šviesesnioji spalva, šiaurinė spalva yra, kur yra viskas gerai. Ta tamsesnė spalva, turbūt fioletinė jinai vadinasi, ten, kur kol kas jiems nesiseka. Dabar norim parodyti kitą žemėlapį. NRD Companies, kompanija, kurią atstovauju, kaip tik ir dirbame tose teritorijose. Galime tikrai patvirtinti, ten yra daug kas veikti. Ten mes daug ką esame padarę Lietuvoje, galime nunešti jiems. Ir noriu eiti prie kelių idėjų, kurias tikiuosi išvystysime toliau būsiančios diskusijos metu. Tai kągi mes galėtumėm daryti? Kaipgi mes galėtumėm kapitalizuoti tą savo, turbūt drąsiai galim sakyti, sėkmę. Aš manau, šią patirtį mes galime pradėti eksportuoti. Ir iš to tiek kaip valstybė, o valstybė, žinoma, susideda iš piliečių ir iš verslo, galime turėti labai apčiuopamos naudos. Pirmasis dalykas – vystomasis bendradarbiavimas. Ir pagaliau Lietuvoje net sugalvojame pavadinimą departamentui, kol kas esančiam URME, LitAid, manau, čia vienos raidės trūksta, nes LTAid labai sunku ištarti, bet LitAid, kuris užsijima Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategijos kūrime. Mes jau aiškiai esame įsivardinę artimąsias savo šalis, tokia kaip Armėnija, Moldova, Sakartvelas, Ukraina, Uzbekistanas. Deja, žvelgiant į platų į pasaulį, kol kas dar neįžvelgiame atskirų šalių, turime kol kas regioninę politiką Afrikai ir artimiesiems rytams, bet pagaliau yra pirmi ryžtingi žingsniai įvardinant, kad Lietuva nori būti vystomojo bendradarbiavimo žaidėjas pasauliniu mastu. Estai tą yra padarę, bet kol kas netoli yra užbėgę. Labai svarbus dalykas, ko mes dar nedarom, o estai daro ir tikiuosi tą pradėsime daryti ir mes, tai strateginės partnerystės su kitom šalim, kurios yra istoriškai žymiai tvirtesnės, tokie kaip USAID-as, kaip vokiečių GIZ-as, kaip belgų, prancūzų vystomojo bendradarbiavimo institucijos, jos jau turi aiškią strategiją, kaip kartu eina į tas šalis ir labai aiškiai orientuojasi į konkrečią sritį, į skaitmenizaciją. Artimas pavyzdys mūsų kompanijai, nes esam kilę iš ten, yra Noradas, Norvegai. Jie daro tą labai seniai ir kuom jie pasižymi ypatingai gerai, tuom, kad jie yra gerai įvaldę būdą, kaip verslas ir valstybės institucijos gali bendradarbiauti, eidamos bendrus žingsnius į tas užsienio šalis, į užsienio projektus. Keletas iš tikrųjų galbūt pavyzdžių, kur tenka prisidėti ir labai svarbu, kad tenka pasidžiaugti tuom, kad darome tai kartu su Lietuvos valstybinėm institucijom.
Tai yra pirmas dalykas GovTech Labas. Puikiai veikianti programa, valstybės institucijų atstovai čia, kurie esate, jeigu negirdėjote apie ją, būtinai sužinokit ir būtinai įsitraukit. Bet šią idėją kartu su GovTech Labu puikiai eksportavome Trinidade ir Tobago. Garsinamas Lietuvos vardas, aš manau, kad keletas dar valstybių eis iš paskos, bet taip pat ir Lietuvos verslui labai naudingas dalykas. Belize sukūrėme registrą ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad Lietuvos registrų centras po ilgos pertraukos ir vėl tampa tarptautiniu žaidėju, kuris ne tik tais kalba, bet ir realiai grįžta į tą tarptautinę areną, skleisdamas savo žinutę, savo gerasias praktikas. Ir štai konkretus pavyzdys. International Telecommunications Union, Tomas Lamanauskas, kurį mes, manau, irgi galime puikiai panaudoti vystomajam bendradarbiavimui, ūkio inovacijų viceministrė ir klientas mūsų iš Belizo ir registrų centras iš tikrųjų kartu pasidžiaugiame bendra patirtimi, atsiimdami, mūsų klientas atsiėmė puikų prizą, bet vėlgi tenais daug idėjų paimtų iš Lietuvos įkėlėme. Na ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, tai visai neseniai URMO finansuojamas projektas pradėtas Kenijoje, kur pašto patirtis bandome įdiegti ir svarbus dalykas čia yra tai, kad projektą finansuoja Lietuva, Kenijoje, kuri yra viena iš pagrindinių Afrikos šalių. Visas susitikimas įvyko, suorganizuotas buvo inovacijų ministerijos, tame pačiame International Telecommunications Union. Ir galėčiau gilintis toliau į tuos dalykus, bet matau, kad jau man dega nuliai raudonai, reiškia, mano laikas yra visiškai pasibaigęs. Noriu jūs palikti su viena paskutinė idėja, kodėl tai yra gera idėja. Ir parodyti štai šitą žemėlapį ir šiek tiek pasakyti keli žodžius apie mūsų kompaniją. NRD Companies gimė Norvegijoje, kaip Norvegijos registrų centro, kuris po šiai dienai yra laikomas vienas labiausiai inovatyvių registrų centrų pasaulyje, toks kaip spin-offas. Keli žmonės su tam tikrom žiniom iš organizacijos išėjo, įkūrė kompaniją ir padedami to paties Norado ėmė norvegų patirtį skleisti po visą pasaulį. Taip, 97 metais, jei neklystu, Lietuvoje atsirado hipotekos įstaiga, ją norvegai padovanojo, norvegų verslas NRD ją šičia įdiegė. Na, ir kaip sakant, the rest is history, kai jau įkėlėm koją į Lietuvą, taip ir likome Lietuvoje, dabar jau esame, turbūt drąsiai galim sakyti, labiau lietuviška kompanija, bet tai įvyko dėka vystomojo bendradarbiavimo. Ta tęsėme ir dabar, ir aš manau, kad tai yra puikia tema, kaip tą e-valdžios projektų sėkmę mes galime įprasminti ir, na, iš tikrųjų pradėti monetizuoti Lietuvos valstybinės institucijos kartu su Lietuvos verslu, nešant ją tą patirtį į globaliuosius pietus.